Sveiki, šiandieną noriu trumpai jums papasakoti, ką galima rasti ir kokio gėrio galima rasti internetinėme žodyne. Aš dažniausiai naudojuosi žodynu Cambridge adresu dictionary.cambridge.org, kuo jis yra pranašesnis nuo paprastų popierinių žodynų. Taigi, įsiveskim kokį paprastą žodį, tarkim, tebūnie tai home. Ir dabar pažiūrėkim, kiek visko mums čia randa. Visų pirma, matome, į reklamas nekreipkite dėmesio, matome, kad galime pasirinkti visą apibūdinimą žodžių ir pavyzdžius būtent šiam žodžiui pagal 3 kategorijos, tai yra British, American, amerikiečių anglų kalbos paaiškinimai ir pavyzdžiai, ir taip pat business, tai yra verslo kalbos, bet mes, tarkim, pažiūrėkime paprastą British. Taigi, turim patį žodį, yra parašyta kokia tai kalbos dalis. Taip pat galime paklausyti ir tarimą, nors tarimas yra tarimo ženklais transkripcija parašytas, bet paklausykim anglišką variantą Home. Home. ir amerikietišką variantą. Home. Home. Taigi, tiesiog įdomumo dėliai galima palyginti, kartais žodžiai iš tikrųjų nedaug skiriasi, kartais tarimas iš tiesų visai nemažai skiriasi. Taigi, toliau matome žodžio apibūdinimą. Reikšmę su įvairiausiais pavyzdžiais. Gerai yra tai, kad jeigu reikšmė yra kažkoks žodis, kurio mes nežinome, mes galime ant jo spustelti, tarkim, family žodis, ir tada mumis jau nuveda prie to kito žodžio. Grįžkime atgal ir toliau nagrinėkime, ką mums duoda žodis home. Taigi, yra labai nemažai pavyzdžių, pavyzdžiai su įvairiais prielinksniais, su tokiais žodžiais, su kuo tas žodis turėtų būti naudojamas. Matome, reikšmių yra tikrai nemažai, yra nemažai pavyzdžių. Taip pat tai yra sinonimų žodynas, kur yra pateikiami įvairūs žodžio home sinonimai. Toliau, vėlgi reikšmės ir pavyzdžiai. Taip pat nuvažiavus į pačią apačią, kadangi home gana paprastas žodis ir tiek daug reikšmių jisai turi, taip pat galime pasirinkti, tarkim, kažkokią tai kalbą ir ta kalba bus pateikiamas netgi vertimas. Lietuvių kalbos nėra dėja, bet tarkim, rusų kalba, matom dom, arba tarkim, prancūzų kalboj, matom maison ir taip toliau. Taigi, taip pat grįžus į viršų, labai noriu, kad atkreiptume dėmesį į dešinėje pusėje more meanings of home, daugiau reikšmių. Čia yra pateikiama fraziniai veiksmažodžiai ir įvairūs išsireiškimai. Išsireiškimai tai yra tokios frazės, kurios nėra tiesiogiai išverčiamos, tačiau tikrai dažnai naudojamos kalboje. Ir kartais iš tikrųjų atkreipkite dėmesį, galim paspausti čia ir matysim visas reikšmes, visas įmanomas reikšmes. Tai tarkim, tebūnie tai hit home. Ir mes matom, kad hit home tai iš tikrųjų suvokimas kaip sudėtinga, kažkas tai yra arba nemalonu. Ir tarkim, žiūrim. Taip galime pasinagrinėti pavyzdžius ir išmokti, sužinoti ne tik vieną žodį, bet taip pat mokantis vieną žodį mes galime išmokti sinonimų, galime išmokti įvairių reikšmių. Ir taigi tiek labai trumpai, aš iš tikrųjų labai skatinčiau, kad ateitumėt į internetinį žodyną ir tiesiog pradžioje pažaistumėt su paprastais žodžiais, tiesiog pačius paprasčiausius žodelius pradžioje pažiūrėtumėt, o paskui jau galėtumėt ieškoti šiek tiek sudėtingesnių. Žinoma, kadangi mes esam lietuviai, mums yra šiek tiek sudėtinga, mes negalime įvesti lietuviško žodžio ir tikėtis, kad mums išmes anglišką. Tačiau būtent angliško žodžio paieška tokiame žodyne, kuriame yra pateikiamas apibūdinimas ir pavyzdžiai, taip mes sužinom daugiau informacijos apie žodį ir sužinom, kokia yra jo tikroji reikšmė. Nes kartais vien tik tai lietuviškas vertimas, jisai nepasako visos tiesos, kur tas žodis gali būti naudojamas ir kuris yra labiau tinkamas. Taigi, sėkmės ieškant naujų žodžių ir mokantis anglų kalbos.